Nu va, žodžiu, bus trefkė, važiuojam čia. Važiuok, atsilikit visi. Blemba, dar būtinai turi maišytis infernus kažkoks. Gerai, žodžiu, tegu būna jisai čia, bet iš karto pasakysiu, ką veiksim šiandien, tai baninsim jau šitos infernusus, kurie trukdo. Ne, jeigu rimtai, tai važiuosim į tokią vieną vietą, kur tenai bus porą vamzdžių, biškį paspauskit daugiau, kad tenai nuo šitų infernus nuvažiuosim. Žodžiu, bus porą vamzdžių, toli labai nevažiuosim, bet tenai dabar vietą iš karto rungtis bus. Tai jūs padarys toks, kaip ir nestafetė, bet tai komandinis toks darbas radistų, kaip ir stumb mašinas, galima sakyti, reikės. Čia, kas pirmesni, tie laimės maždaug, paskui paaiškinti daugiau, o kita rungtis bus bulių kautynės. Tai tiesiog varžysis tenai 4 karbonkės ar kažkas tokio, ir kas paskutinis išliks, laimės prizą. O būkai nemoka čia daryti durų. Gerai. Aplenkit va šitą autobusą. Jeigu kažkas atsiliks tam jau savo autobusą ir ačiū visą parašykit, aš palauksiu čia. Arba palaukim visų tiesiog. Tik pabando tas autobusas išnešti, o maladės. Gerai, važiuojam pavyzdžiui. Nu va, žodžiu, jeigu nežinot, į kur važiuojam, tai ten toks yra vidury dykumos, kaip ir išdžiūvęs ežeras. Čia įvairiai šiaip visi vadina, bet manau visi žino, tai palaukti biškį vis atsilik, ar gal per greit važiavau. Gerai, varom. Nu, va, jeigu nebetolim, čia privažiuosim šitą miestelį ir už miestelį jau prie pat bus. Čia biškį nukartam, bet kitaip neprivažiuosim. Ir dabar prie tos senelės tiesiog pasistatyti turėtų mašinas šapkais, kad būtų kaip išlėkti. Ne, nu čia tiesiog naglas labai žmogus. Gerai, tai va žodžiu atvažiavom, tai pradėsim trefkę.